sveiki visi tikro gyvo skambesio medžiotojai. Tikriausiai pamenat, kaip grotuvas Sony PST1 ne tik buvo prikeltas naujam gyvenimui, bet ir pasidabino sąlyginai prabangia Shure M97XE galvute. Tačiau ar tikrai buvo verta atsisakyti senosios Sony galvutės vien tik dėl sulūžusios jos adatos? Ar nepigiau būtų buvę naują adatą nusipirkti internetu? Gal ir pigiau, tačiau ar naujos adatos senoms galvutėms tikrai kokybiškos? Juk originalios galvutės jau seniai nebegaminamos, adatos taip pat. Štai dabar ir atsakysime į šiuos klausimus. Pirmiausia, pasidomėjau senosios Sony galvutės duomenimis ir pats įsižiojau pamatęs jos dažninę charakteristiką. Jos atkuriamų dažnių diapazonas nuo 10 Hz iki 30 kHz. Kaip tais laikais buvo įmanoma sferinę adatą pasiekti 30 kHz? Smalsumo vedamas nutariau įsitikinti, ar tikrai taip gali būti, ir užsisakiau adatą iš Amazon. Tačiau nei apie adatos kokybę, nei apie gamintoją jokios informacijos neradau, todėl iš karto pasidariau išvadą, kad adata neoriginali. Gal bent bus kažkokia instrukcija pakuotėje? Na, išsiaiškinsim kartu. Kažkaip keistai man čia viskas atrodo. Pakuotė popierinė. Keista. Panašu, kad gamintojas neaiškus, tačiau ant dėžutės vokiški užrašai. Kartais vokiečiai gamina kai kurias nebegaminamas atsarginės detalės aparatūrai, kaip pavyzdžiui dirželius magnetofonams. Dabar svarbiausia, kuo atsargiau ištraukti stalčiuką, juk neaišku, kaip adata viduje pritvirtinta. Paprastai originalios adatos būna supakuotos į tvirtas plastmasinės dėžutės, o čia būtų tikras stebuklas, jeigu adata išliko sveika ir išlaikė šitokią kelionę siuntinyje. Iš akies tai tikrai sunku nustatyti. Tuoj patikrinsim adatos būklę mikroskopu. O, visai nieko vaizdelis. Deimantas gražus, nesulaužytas, nesimato jokių požymių, kad adata būtų elipsinė. Na, bet prieš montuojant adatą į galvutę dėl visa ko patikrinsiu, ar nenutrūkusi grandinė galvutės elektromagnetuose. Kairysis kanalas rodo 1200 ohmų. O dešinysis 1170 ohmų. Na, 30 ohmų skirtumas tarp kanalų neturėtų stipriai paveikti stereo bazės. Tarp kanalų taip pat varžos nėra, taigi galvutė visiškai tvarkinga. Kadangi jokio informacinio lapelio adatos dėžutėje nebuvo, todėl belieka vadovautis ausimis ir paklausyti, kaip jis skamba. Bet prieš tai reikia vėl grąžinti atgal senąją Sony galvutę į kojelę. Šį kartą pasiskolinsim audio technikos kojelę. Kad nesumaišyčiau laidų padėties, čia buvusios galvutės laidų neatjungiau. Dabar po vieną laidą prijungiu prie Sony galvutės L kairė, R dešinė, GL kairiojo kanalo ekranas ir GR dešiniojo kanalo ekranas. Na, o dabar įstatykime naują adatą. Svarbiausia čia nenaudoti jėgos. Dabar belieka įdėti kojelę į tonarmą. Surasti tikslę adatos padėtį, tai yra atstumą nuo pačios adatos iki kojelės krašto. Kai kuriuose grotuvuose po disku yra speciali žyma tam nustatyti. Jeigu instrukcijoje atstumas nenurodytas, tuomet vadovaujamės vidurkiu, kuris yra apie 50 mm. Surandam tonarmo pusiausvyrą. Svorio skalę nustatome į nulinę padėtį ir pagal galvutės rekomendaciją nustatom reikiamą tikslų svorį. Šiuo atveju mūsų optimalus svoris yra 2 gramai. Kol kas antiskeitingas 0, kol bus tiksliai išcentruota galvutė pagal specialų kalibratorių. Kaip tiksliai visą tai atlikti, žiūrėkite video, pradėsim nuo grotuvo antrą dalį.
Taisyklingai nuvalome dulkes nuo plokštelės. Tokiu būdu išpurtome šepetuką ir procesą pakartojame. Kadangi YouTube'as labai pyksta už užsienio atlikėjų autorių teisės, pabandykime pasiklausyti lietuviškos plokštelės Šokių vakarą. Tikiuosi maestro Alvydas Remesa man atleis ir manęs labai nebars už jo pasiskolintą lėtą valsą Emilija su visa jam derama pagarba. Bet kažkas čia negerai. Girdisi baisus iškraipimai dešiniajam kanale. Adata griovelėje laikosi tai gerai, kontaktas su ja tikrai geras. Kažkas matyt negerai su adatos magnetinė sistema. Reikėtų nepamiršti, kad šio tipo adatos naudoja išorinę magnetinę sistemą, kas komplikuoja jų teisingą eksploataciją. Panašūs iškraipimai atsiranda tuomet, kai adata visiškai nudyla, nulūžta jos smaigalys arba magnetukai remiasi į galvutės korpusą. Vos tik išgirdę tokius iškraipimus, toliau plokštelės nebeklausykite, nes galite pažeisti jos įrašo griovelį arba kitaip sugadinti adatą nepataisomai. Na štai mano oficialus tekstas kaip ir baigėsi ir adata keliauja po mikroskopu. Tai pabandysim įsididinti viską. Na štai taip ir galvojau. Magnetukai remiasi į metalinę galvutės dalį. Ot kodėl? O todėl, kad adata išsitraukusi iš korpuso. Ir vat matot, jinai korpuse juda laisvai, sukiojasi. Jinai visai nepritvirtinta, tai transportavimo metu turbūt kažkiek tai išlindo iš korpuso, o dėl to ir pradėjo siekti magnetukai. Pabandysim adatą pastatyti į vietą taip, kaip jinai turėtų stovėti pagal originalą. Na čia tik tai padės miniatiūrinis pincetas. Na aišku, ir su tuo pincetu aš negaliu. Jis per mikroskopą atrodo gigantiškas. Labai sudėtinga adatą sustumti atgal. Jeigu aš tik tai smarkiai suspausiu aliuminį adatos vamzdelį, jisai gali susiploti ir tada jau bus blogai. Atrodo, pavyko man gražiai jį suimti. Va gal už čia pabandykim, va taip. O, tiksliai atsistojom iki galo. Amortizatorius taip pat jisai lieka vienoj vietoj. Man atrodo gerai. Na va, mato dar viena problema. Gamykliškai adata neišcentruota. Jis stovi šiek tiek kreivai. Bet čia aš jau nieko nepadarysiu. Aš tik tai ją dabar galiu pastatyti tiksliai, vertikaliai, šiek tiek pasukti. Ir dabar kažkokiu būdu reiks užfiksuoti korpusą, kad ji daugiau nebeišsitrauktų. Na va, atrodo, mums pavyko adatą grąžinti į savo vietą. Aišku, jinai dėl blogo išcentravimo stovi šiek tiek kairiau nei turi būti. Tikėtina, kad vienas kanalas turėtų dirbti garsiau negu kitas kanalas. Bet čia jau mes nieko nepadarysim, nes yra gamyklinis brokas. Kada adata grąžinta į vietą, dabar kitoje pusėje va šitą tvirtinimą aš turėčiau kažkokiu būdu suklijuoti. Na, pabandysim užlašinti greitai stingstančių klijų. Dabar svarbu, kad per daug neužlašėtų. Na va, kažkaip taip. Daugiau nereikia tikrai. Ir manau viskas. Dabar teks palaukti, kol išdžius. Panašu, kad remontas pavyko. Adata atsistatė arčiau centro. Ir štai matom, kad niekas nebesiekia. Adatos paslankumas nesumažėjo. Viskas yra gerai tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės. Adata laikosi tvirtai. Amortizuoja gražiai. Na, manau, viskas pavyko.
Na štai adatos remontas ir baigtas, belieka pasiklausyti jo rezultato ir palyginti dvi galvutes – senąją Sony VL32G su naujaja Shure M97XE. Nepamirškite užsidėti ausines ir pirmyn. Neįtikėtina, iš tikrųjų Sony charakteristika nemelavo, o Shure gamintojams turėtų būti gėda pavadinti galvutę hi-fi ir dar skirtą audiofilams. Vat jum ir elipsinė adata. Visą tiesą ką tik išgirdote. Nugalėtojas akivaizdus, na o jums palinkėsiu nebijoti bandyti ir ieškoti sau mielo skambesio. Iki greito susimatymo ir ačiū, kad žiūrėjote.